Sveikučiai visi, aš ir vėl kaip ir sugrįžau. Taigi, noriu pasakyti, kad aš kai perėjau šiais metais į naują mokyklą, pas mane pamokų tvarkaraštis nėra toks labai stipriai užpildytas. Tai yra, kad tam tikrą dieną yra lengvesnis pamokos, taigi atsiranda man daugiau laisvo laiko. Taigi sugalvojau ir pagalvojau, kad reikėtų bent jau 2 savaitės arba savaitę kelti kokią vieną video. Taigi, šitas video bus mano pirmasis nuo mano sugalvojimo tą daryti. Taigi, šitas video bus apie programą pavadinimu HoloDJ. Jūs su ją galėsite klausyti muziką per Content Strike. Ne tai, kad klausyti, bet paleisti muziką per Content Strike, kad kiti girdėtų ir jūs girdėsite. Muzika bus geros kokybės ir jums nereikės laikyti jokios raidės paspaudus. Tiesiog reikės vieną mygtuką paspausti ir muzika gros. Parsisiuntimo nuorodą aš įdėsiu į nurodymus, taigi galėsite parsisiųsti, o dabar man pačiam reikia parsisiųsti. Ups, parašiau com.org. Tai va, pas mane Windows 32 bitų, taigi aš siunčiuosi 32 bitų. Išekstraktinkite programą, kur tik norite, man patogiausia ant desktopo. Tai va. Prieš paleidžiant programą jums reikės susikurti 2 folderius. Ups. Tai va, pirmas folderis, kad būtų lengviau, bus šaltinis, o antras galutinis. Gerai, dabar šaltinis skirtas tam, kad jūs įkeltumėt muziką, kurią norėsite paleisti per Content Strike. Tai aš panaudosiu savo dainą, rusiškai tokią bum bum bum. Aš ją norėsiu klausyti per Content Strike. O šitas folderis skirtas tam, kad HoloDJ šitą dainą išformatuotų į tam tikrą formatą į šitą folderį ir iš šito folderio paleistų muziką, nes jisai MP3 formatų nepalaiko. Dabar, kai susikūrėte abu folderius ir instaliavote Content Strike, jums reikės paleisti HoloDJ. Tiesiog spaudžiate taip, taip. Šitą galite išjungti. Paspauskite pliusą. Žaidimo pavadinimas būtų Counter. Ups. Strike. Paleidimo mygtukas, kad muziką paleisti būtų man patogiausias F1. Žaidimų direktorija. Tai diskas. Paspauskite, kai surandat savo Content Strike folderį, paspauskite ant C-Strike. Tada gerai. Gerai. Audio direktorija. Tai pasirinkite folderį ne tą, kur kelsite savo dainas, kurias norėsite klausyti per žaidimą, bet ten, kur bus iš kur bus skaitomas tas muzikos formatas, iš ten, kur paleis HoloDJ muzika, tai būtų galutinis. Spaudžiate varnelę, varnelę, varnelę. Ir kaip ir visą pagrindą susikūrėme, dabar paspauskite ant šitos natos. Tai va. Garsą pasidarykite ant 60, kitaip, jeigu bus didesnis, labai muzika čirkš ir labiau girdysis čirškimas, labai stiprus negu muzika, o garso kokybę padarykite geriausią. Pirmam laukeliui pasirinkite folderį, ten kur kelsite muziką, kurią norėsite klausyti, tai būtų šaltinis.
o antram jau pasirinktas jau galutinis. Taigi dabar, jeigu norit tas dainas formatuoti į tam tikrą formatą, kad Hello DJ paskaitytų, spauskite tiesiog šitą start mygtuką ir kaip matote, man nesusikonvertavo nei viena daina. Dėl to, kad pas mane dainoje yra rusiškų žodžių, o turi būti žodžiai lietuviški. Be jokių š, tiesiog žodžiai be jokių š, č, rusiškų raidžių panašiai, paprasti žodžiai. Taigi dabar jeigu mėginsiu konvertuoti, man susikonvertuos. Man kur buvo konvertuosis ta daina. Truputį čia užtruks kelias sekundės, kol susikonvertuos. Nu štai baigta. Tiesiog dabar galite išeiti ir paspauskite start mygtuką. Taigi, ką tik girdėjot melodiją, kuri byloja, jog veikia Hello DJ kuo puikiausiai. Ir dar va šitie užrašai konsolė irgi byloja, kad veikia programa kuo puikiausiai. Taigi, reikia pamėginti, ar ne iš tikrųjų veikia. Eisiu į savo mėgstamiausią serverį velnes.net Detrana arba Surfą. Bet šiuo metu pasirinksiu Detraną ir pasižiūrėsim, ar neveikia. Mano vardas yra Papinguji moteris per žaidimą, nes juokit, labai geras vardas. Čia labai rimtas. Tai va, reikia pamėginti, ar veikia programa. Tai parašote žodį la ir jums išmes dainų sąrašą. Kadangi aš turiu vieną dainą, tai jinai yra trečia, tai būtų Biff Guys. Ir noriu pasirinkti tą dainą, tiesiog parašau dainos numerį. Tai pavyzdžiui būtų trečia daina, tai man reikia parašyti, kelinta daina yra, tai pas mane jinai trečia, tai parašau skaičių 3. Ir kaip matote, pas mane kairiajam kampe buvo parašyta, kad muzika pasirinkta. Ir dabar belieka paspausti F raidę. Tai yra F1, nes aš pasirinkau F1. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобой бум-бум-бум, текила бум-бум-бум. Kažkas prisijungi serverį. Tai va. Dar noriu pasakyti, kai klausote muziką per Hello DJ, jūs negalite paspausti K raidės, kol klausot muziką, nes kitaip muzika išsijungs, nes negalit jūs kalbėti ir klausyti muzikos vienu metu. Ir kai norėsite rašyti, negalite rašyti tai per I raidę, pavyzdžiui, paspaudė I ir ką nors parašai. Kai klausot muziką, turit rašyti per konsolę, va taip, paspaudžiat konsolę, parašote save ir jūsų žinutę. Tai va, pamėginsiu kartu su muzika. Kaip matėte, muzika išsijungė, kaip parašiau per I raidę, o dabar pamėginkime per konsolę. Per konsolę, kaip matėte, viskas veikia. Tai tiek ir dar noriu pranešti, kad Hello DJ yra biški pabugintas. Taigi gali būti taip, kad kai pasirinkite muziką, jinai negros, arba pasirinkite muziką ir gros prieš tai pasirinktą muziką. Tai reikia pakartotinai padaryti kai kurios veiksmus, pavyzdžiui, pasirinkti muziką arba F1 mano atveju paspausti kelis kartus, kad grotų muziką. Tai va, ir jeigu pas jūsų muzika dar vis tiek, jums nepatinka muzika ir vis tiek biški čirškia, tiesiog, kai konvertuosite dainas iš 60 dar pamažinkite į 50, pavyzdžiui. Ir bus viskas tvarkoj. O dabar pas mane labai tyliai groju muziką, nes aš
pasitylinęs garsus esu, tai todėl taip ir yra. Tai tik tiek, nepamirškite komentuoti, laikinti ir prenumeruoti. Iki.